Rokiškis. Garsus tuo, kad gamina sūrį ir jog yra miestas, šalia kurio jau antrą kartą vyksta sodo traktorių lenktynės. Šio projekto kūrimo procese sužinojęs apie šį renginį, iškėliau labai daug klausimų. Ką? Kodėl? Kaip čia taip? Net važiuodamas filmuoti nežinau, ko būtent tikėtis. Iš kur? Tokioj nedideliai valstybėje atsira žmonių, kurie savo garaže turi modifikuotą, perrinktą, priburtą lenktyninį traktoriuką. Išsiaiškinti tai nebuvo labai lengva, žinant, jog vedėjai dar neišmoko kalbėti su žmonėmis. Tai kuris pirmas pradeda? Tu. Ai, tu šik. Aš kamerą parūpinu ir aš mus atvežiau. Tu pirmą. Gerai. Nu, tai einam prie to žalio ar prie kurio? Prie kažkurio. Kaip jums kilo tokia idėja? Čia iš pirmiausia pamatyta YouTube'se, kai užsieniuose, Anglijoje, Amerikoje. Laksto jau, mano mintis buvo jau gal prieš kokius 5 metus. Apie tą dalyką jau matėm senai, ten realiai prieš 2-3 metus jau buvom pradėję stebėti užsienį tos reikalus. Ieškojom, tiesiog nebuvo kas realizuotų tą dalyką, kas organizuotų ir panašiai. Ir va, kai tik atsirado organizatorius, sakykime, kas sugalvojo Lietuvoje visą tą renginį paruoštai, nusprendėm, kad reikės dalyvauti, nes minčių jau buvo seniai. Tai... Nežinau, kažkaip labai ekspromtų kyla mintis, tiesiog Facebook'e pamačiau, kad organizuojamas tokias varžybas ir tada kažkaip iškrita visokie skelbimai dalių, dar turėjau šiaip dalių visokių tokiem va, keturačia, būtent su žaliapijom tai nieko bendra neturiu. Taip mes jau atsakėme į pirmąjį klausimą. Nučių ir į trečią. Tačiau mums pasisekė ties antruoju klausimu. Vienam iš vedėjų pavyko išbandyti šią sodo apyvokos raketą. Ir ne tik jam. Visi žiūrovai buvo pakviesti pabandyti apvažiuoti kelis ratus, kas buvo labai miela iš dalyvių ir organizatorių pusės. Man asmeniškai šitos žaliapjovės yra kažkas tarp bulių kautynių, to pačio derby vadinamo, ir realių lenktynių ant itin suveršto biudžeto, kur yra galvojama tik apie greičiausią būdą pasiekti finišo liniją, nepaisant jokių saugumo reikalavimų, apart kokio šalmo ar uniformos. Visa, kas per tas varžybas vyko, tai yra labai šeimyniškas, šiltas renginys, kuriame yra laukiami visi dalyviai ir žiūrovai. Yra krapštamasi, naudojama vaizduotė ir kad ir kaip atrodytų nėra beprasmė veikla, nes vietoje yra ieškoma sprendimų, kaip sutvarkyti tą savo sugedusią žoliapjovę. Aišku, jeigu ten nulūžta kažkas, tai jau nelabai ir ką patvarkysi, bet va, trosas nutrūko, tai jį sutvarkė, diržas varomasis nutrūko, jį sutvarkė. Ir nors ir be gailę šią trasą kerta dalyviams per sveikatą, stuburą, visas adrenalinas ir jausmas lekiant trasa sunkiai pasiekiama su tokiu biudžetu. Tai jokioj kitokioj veikloje aš nesijaučiau toks užsigazavęs ir toks pilnas energijos, kaip pravažiavus kelius ratus su ta žoliapjove, kuri biški nori tave taip nukratyti nuo savęs. Ir nors ir biudžetas mažas, galimybės beribės, pradedant nuo savadarbio žaliapjovės išpaišymo, personalizavimo, baigiant ties mažos klasės motociklo variklio įdėjimų į žaliapjovę bei mašinos vairo pritvirtinimu. Kadangi taisyklės viso labo yra tam tikros dalys dedamos, žmogus gali sugalvoti, ką tik nori apie tą žoliapjovę ir tas mane labiausiai domina ir gal net ir pats norėčiau kada nors sudalyvauti, kadangi biudžetas mažas, o adrenalinas didelis ir aš važiavau vienas trasoj ir man buvo įspūdinga, baisu ir smagu. Tai galima tik įsivaizduoti, koks jausmas yra, kai važiuoji su dar 4 žmonėmis šalia, tarp kurių turi toj siauroj trasoj, kurios man vienam neužteko, turi jos aplenkti. Jei ne paslaptis, kiek kainuoja užeit jo į tokią... Priklauso kaip nori. Jeigu šnekėtume individualiai apie mano atvejį, tai sakykime, jeigu įmant medžiagas, čia yra apie 1000 eurų ir daug savo darbo. Jo. Sakykime, dar mėnesį atidirbus pilnai nuo ryto iki vakaro. Jo, ir dar turint įrangos visokios. Jo, tai reikia turėti galimybės. Šiaip nėra itin brangus sportas, sakykime. Ten autosporte vien padangas kainuoja tiek, kiek čia visas bolidas, sakykime. Tai. Nu, nepigų, viskas kainuoja. Viską reikia pirkti, daugiausiai pirkti. Jeigu nulę darant, viską reikia susipirkti, tai pigiau yra nupirkti traktorių žoliapjovę, negu pasidaryti tokį aparatą. Ir per kiek maždaug laiko jūs sutvėrėt visą šitą aparatūrą? Kovas, balandis, gegužė, birželis. Per 4 mėnesių savaitgalis. Ir dar kažkiek patost laisvų dienų ten teko imti.
Mums taip pat pasisekė pakalbinti šio renginio organizatorių. Tai kaip šiaip iš RC modelių šito susidomėjai? Čia ne iš RC modelių, aš tiesiog vaikam dariau traktoriuką, traukinuką, žinai, ir atsisėdu ir pagalvojau, kažkur vyksta varžybas, davai bandam daryti. Jo. Tai pasiūliau Facebook'e, žiūriu, 1, 2, 3 susidomėjom, pabandėm, tai va praeitas iki. Ir galų galę tą pačią vos netrasą panaudoti, jo. Jo, tai dadėjau tą namas. Dasidėję plius, tai, ir žiauriai, ta prasme, visai smagiai gaunasi. Jo. O kaip pats nusprendėjai tai įlysti, kad ne tik varžybos, bet ir dar pavažinėt? Taip, pabandžiau, įdomu, patiko. Jo. Šio video kūrybiniam procese man viskas paaiškėjo. Atsakymas labai paprastas. Paprasčiausiai net tas klausimas buvo keliamas. Ne kodėl, o kodėl ne. Šis renginys buvo labai mielas priminimas, kad nereikia ieškoti kažkokių didelių prasmių, jog gerai praleistum laiką. Nenoriu ir sakyti, jog tai yra beprasmiška, nes taip tikrai nėra. Vien tik protinė mankšta sukonstruoti ir prižiūrėti tokią aparatūrą, ypač renginio metu, kai bet kas gali nutikti, yra prasminga iš savęs. Su kūrybinė komanda kalbėjom, kad čia jautėsi šeiminiškumas ore ir matėsi, kad organizatoriai būtent to ir siekia. O iš to kyla dar didesnė prasmė. Todėl linkiu visiems, kurie daro absoliučiai bet ką, nuo lenktyninių traktorių iki video internete. Neleiskite neteisingiems klausimams jums trukdyti. Ar tai būtų iš aplinkos, ar iš jūsų pačių. Ai, pala, geriausia renginio dalis. Po jo šukuotis dulkės iš šiknos plaukų.